Gerą vakarą visiems, kurį šiandien tapti būtent tokiu sukvietė poetė Stefa Juršienė. Tai sonetų vainiko Pūgos gėlė sutiktuvės. Nuo pirmosios Stefos Juršienės knygos Vakaro Ėriškėtis išleidimo iki šios dienos 15 metų ir jau 9 poezijos knygų kelias. Nuo pirmosios knygos besivejanti gija, gyvenimo grožio ir pilnatvės, nenutrūkstamo ieškojimo ir abejonių, tobulo gamtos ir pasaulio gražumo, tvirtos dvasios ir gėrio šviesą sergstinčios sielos gija. Kokių spalvų, išgyvenimų, minčių, patirties gijomis rimtas autorės sonetų vainikas, atsakyti mėginsime ir skaitydami kūrinius, ir pasiklausdami poetės, ir be abejo dar ne vieną sykį skaitydami šią mielą subtilaus dizaino knygelę. Labai džiaugiuosi, esu susijaudinusi, visi veidai pažįstami, artimų žmonių man vienokių ar kitokių metų buvę, mano mokiniai, auklėtiniai, bent kolegos, kaimynai, daktarai, mano daktarės kelios net. Na, žodžiu, aš visais šiandien džiaugiuosi ir negaliu nesijaudinti. Ačiū Jums visiems, kad Jūs būtumėt sveiki ir skaitytumėt poeziją. Gal tai ir padės nugyventi tokį metų vainiką, kaip aš nugyvenau. O kaip aš tai darau? Klausimas toks trupučiuką intriguojantis. Aš nebeturiu jokių rūpesčių dabar. Rūpesčiai suspėti į repeticiją. Dabar man tik tai tiek ir belieka. Skaitau, rašinėju ir aš negalvoju tuo metu, kad aš darau knygą. Būtent išeis kas nors iš to. Ne, aš tiesiog, tai mano gelbėjimosi ratas turbūt. Visi mes, kas mezga, kas kepa kažką, kažką kitą veikia, sodina, sėja, o aš viso šito nebedarau. Tik skaitau dar, na, žinoma, televizorių žiūriu, kurgi dingsi be jo. Ir kai ką sudėlioju. Labiausiai mano mylima gamtos stichija yra, ar reiškinys gamtos, yra pūga. Nuo vaikystės. Man patinka vaikščioti po pūgą, voliotis pusnyje, kai buvau vaikas ir paauglė net jau. Dabar, žinoma, tik pro langą žiūrėti, galbūt taip reiktų pasakyti. Bet aš nieko prieš būčiau, jeigu kas nors man padėtų ir pasivaikščioti po pūgą, kad ir dabar, sakysime, kad ir šitokiame amžiuje. Taip, o dabar, kodėl toks pavadinimas Pūgos gėlė, ką jis sako? Tai man taip atrodo, kad tai yra sumaištingos gyvenimo įvairovės, grožio ir prasmės metafora. Mintis pagrindinė, man atrodo, susišaukia su Bairono tokiais žodžiais. Jei regimas pasaulis jūs apvylė, tai susikurkite pasaulį savyje ir silpną savo prigimtį užgniaužę pasidarykit dvasios milžinais. Ar ne to paties kviečia mus ir mūsų miela mokytoja Juršienė. Tusoji dažnai lyg žvakė vėjima, kai sielai taip reikėjo jo šviesos, aš laimės stebuklų karštai tikėjau, neišmečiau minties tos iš galvos. Gal ir mažiau to visko buvo duota, negu tikėjaus kelio pradžioje, betgi gana, kiek gauta, dovanota, kiek plaukiota seklioj Lietuvoje. Slapčia atsiveriu
esu laiminga. Silpnumo valandėlė laikina. Turiu svajonių kalvą, tvilksnio smilgą, įjutimo brydę ryto rasoje. Gaivos tos įkvepiu krūtinę pilną, gyvenimo geismu vėl susišildau. Gyvenimo geismu vėl susišildau. Lyg akmenėlis kelio pakrašty. Ir audžiu dieną tarsi juosta ilga. Sveikstu žolės kvapu ir lietumi. Ir savo kartoju, visko man užtenka. Kad laiko tik nebūtų per mažai. Kol meilės Dievas laiko mano ranką, jaučiuosi saugiai, kartais net tvirtai. Tikiu palankumu gerųjų dvasių, įkvėpimu ir lemtimi tikiu. Bet kartais išpažįstu tai nedrąsiai, kai sentimentų upėje grimztu. Kad aistros nenustelbtų vargšo proto, kuriu savy pasaulį išgalvotą. Žolės glotnumo kojos pasiilgsta, širdis rečiau dainuojamų dainų, tokių kaip vyšnių Suvalkijoje sirpsta, ar žirgelius balnoja broliai du. Ak, ta širdis, nenuorama pabalda, jei to vis trūksta šito ir ano, įkyriai varsto vienišystės langą, kuriam lietus tik vėjas ir ruduo. Man gaila jos, isteriškos senutės, kuri nebesuspėja su laiku. Vos pražydėjo, štai rugpjūtis, sutrikusi šiek tiek ir aš esu. Širdelė mano, pakuždom kartoju, kalbuosi visuje, laiku būtuoju. Minėjo gerbiamas tėvutė, kad čia yra auklėtinių ir galbūt svečių ir iš kitų Lietuvos vietų. Taip, iš Vilniaus. Dabar jie visi Vilniečiai yra jau, šiaip jau. Bet tada, kai aš juos auklėjau, kai jie man sukdavo galvą, vienas čia toks yra. Tai prašom pasirodyti, kurie labiausiai Tai jie buvo molėtiškiai tada. Kitaip sakant, net ne molėtiškiai, o balninkiečiai. Yra toks miestelis Molėtų rajone, balninkai. Iš tų balninkų aš atvažiavau į Prienus 71 metais. Tikrai, pamatot, jubiliejus. 40 metų, kaip aš Prienuose, kaip aš jau nuo jų. Auklėtoja, jūs mūsų stebuklas. Stovėdama prieš klasę, jūs mus užbūrėt ir, nežinau, kuo toliau, tuo vis labiau sujungėt. Tikrai, jūs mūsų stebuklas. Ačiū jums už sentimentus apie balnikus. Ačiū už maldą, kurią mes kartojam visi. Ir ačiū, kad mes visi dar esam. Ir galim ateiti, susitikti ir pasimatyti. Ir stiprybės jums kūryboje. Nors jūs esat labai trapi, nuo Alko kalno kilusi Iš pakalnės. iš papėdės, kaip ta lelyja. Mes dabar auginam lelyjas, sekančią knygelę sutiksim su lelyjam šiuo metu, surodžiam. Kol jau net plikė išprakaitavo. Čia mano Anatolijus, kuris padėjo Tik šitai knygai aš jau nebedrįsau kreiptis jokios pagalbos. Kuklumas žmogų puošia. Auklėtoja mūsų Anatolijus. Ir jūsų Mėla kaip. auklėtoja, man leiskit kreiptis dėl Prieniškės. Mėly Prieniškiai, kada auklėtoja iš mūsų išvažiavo, iš mūsų gimtinės,
pykom ant jūsų, vėl nežino kaip. Kaip neveikiam Prienų šitą kraštą. Bet atsiprašau, mes taip galvojam ir pykom. Pasirodo, jūs puikūs žmonės, kūrybingi. Jeigu mūsų auklėtai įkvėpėte tokius darbus, tai čia yra gražu ir aš Prieniškiams. Tikrai didelė padėka. Mėly Prieniškiai, aš buvau mokinys labai geras. Geras. Auklėtai. Geras. 6 klasėje sėdėjau 2 metus. Nes nemeluoju, paliko mane už geometriją. Pergyvenau, galvoju, kaip čia nesusitvarkau ir niekas manęs nesutvarko. Biški chuliganas buvau. Plaukus gerus turėjau, kad negalvot, kad gimiau visai plikas. Gavosi taip, kad kada atėjo į 9 klasę, jeigu aš neklystu, mūsų auklėt, pasikeičiau, mokiausi gerai, gaudavau ir 3 ir 4 kartais. O atestatas gal buvo neblogas, bet auklėte, dėkui jums už tai, kad jūs mus mokėt gerbti save ir gerbti kitus. Kad jūs mus mokėt pakantumo kitiems. Kad jūs mus mokėt būti dorais, atvirais ir siekti visuomet teisybės ir numatyto tikslo. Saulelė raudona, vakaras netoli, laikas jau man gulti, dar miego nenoriu, laikas jau man gulti, dar miego nenoriu. Eisiu aš von kalną jo aukščiausią, bene pamatysiu savo mylimiausią, bene pamatysiu savo mylimiausią. O jei pamatysiu, nieko nesakysiu, rankelę padosiu, sąlyga